Labas rytas. Žodžiu, prastokai išsimiegojau. Planas buvo eit miegot anksčiau, išsimiegot ilgiau, atsikelt, bet nelabai pavyko. Žiauriai prastai miegojau. Užmiegau turbūt tik tais apie 1:30, gal dar vėliau, nes galva baisiai plėšia, tai taip, nelabai. Tai va, nusprendžiau neskelt labai anksti, nesiplėšti ir viskas. Dabar 7 valandos, po truputį kelsimės, reikia viską dėtis ir važiuot. Tai va, Vau, kaip pasivėlinau. Dabar tik baigiau krautis tašės ir tai dar net parduotuvėje nebuvau. Tai o dviratis, viskas paruošta, viskas gerai, biškį su lempa problemų turėjau. Tai kaip ir turėtų laikyti, bet dar dėl viso ko, kad nepamesčiau, izoliaciją klievau. Tašės ruoštos, viskas sudėta, čia dar dujas įdėsim ir kaip ir viskas. Nu va, viskas surinkau. Galiu parodyti, nes taip, turim balionėlį. Tada turim 2 patiekalus. Na, iš esmės tokie patys. Ir tada pusryčiai. Kapoju namo, užvalgiau. Šiaip net per daug užvalgiau. Viskas gerai. Turėjau daugiau negu mažiau. Tai vat, varau namo, greitai susimetu šitus daiktus ir viskas, lėksim. O lėksim mes į Grense Jakobsen, kuris yra maždaug už 100 kilometrų. Tai Grense Jakobsen prasideda šitas maršrutas. Tai taip biški įdomiai gaunas, nes iš esmės aš pro čia važiuosiu, kur dabar esu. Tai man reikia 60 km nuvažiuoti, kad tiesiog pradėti nuo tos vietos, kurios noriu pradėti. Ir tada vėl grįžti čia 100 km. Nu, bet mano tas ACDC kiekina, tai kitaip nelabai išeina. Paskui jausiuos, kad ne viską išpildžiau, tai noriu pilnai padaryti. Tai va, tai važiuosim iki starto. Taip, viską pasiruošęs, biškį gal net persikrovęs, dviratis paruoštas, viską turim, lempa pritvirtinta, viskas, gėrimų turim, snacksų turim, balionėlis yra, GPS-as užuploadintas, viskas good. Galim kelionę oficialiai pradėti. Nu va, žiūrėjom, kelionė prasidėjo. Aišku, dar vėl tik iki starto važiuojam. Ten 6 kilometrai dar. Bet va, jau dabar smagumėlis. Nes tas pasiruošimas tai, vau, nemėgstamiausia dalis kelionės. Tai va, bet dabar vaizdų dar gražių nėra labai, bet jau kelelis. Jau kelelis ir dulkelės.
Nu, oras visiškai pasikeitė. Jau dabar nėra jau nei taip šilta, nei taip smagu. Lyja, nebaisiai, bet jau matosi, kad kuo arčiau Bareno jūros, tuo oras prastėja. Tai tikiuosi greit ant susisukt, apsisukt ir varyt atgal. Šalta, jau apsirengiau striukę. Blemba, vėjas didelis. Šiaip debesuota ir tai va, pasiekiau savo tašką. Dviratis ir kelionės pradinis taškas iš Norvegijos į Portugaliją. Tai va dabar jau tiek kelią atvažiavus, tai gerai būtų apžiūrėti vietą. Einam, apžiūrėsim. Radau tokią užuovėją, šiokią tokią kaip namuką. Rodysiu greitai. Tai sugalvojau, kad čia biškį apsirengsiu, apšilsiu, užkasiu, bet kadangi esu kaušas ir nenusipirkau žiebtuvėlio, tai nežinau, kaip pasišildysiu. Tai va, tai dabar graužiu šokoladą tiesiog, nes visa kita yra šildoma. Tai gal eisiu, paprašysiu žmonių, gal kas nors paskolins žiebtuvėlį tam kartui ir viskas. Nu, kaušas ne kaušas, bet išsisukau iš padėties. Prisijungė čia prie manęs toks vokietis, pasisiūlė
Nes žiebtuvėlį sakė, net 2 turi, tai vieną padovanos. Nu tai va. Tai išeis gal net užkasčiau, tai... Pailsėjau, žiauriai lyt pradėjo. Susipažinau su tokiu vokiečiu. Paskolino žiebtuvėlį, paskui atidavė žiebtuvėlį, pavalgėm, kavos atsigėrėm. Jis irgi žmogus keliauja. Pasirodo, jis ten visą Skandinaviją praėjęs peškom. Dabar su dviračiu važiuoja. Paskui dar baisiau pradėjo lyt, tai radom tokią nuo vėjo kaip pavėsinę, ne pavėsinę. Tai ten apsistojom, prisijungė dar tada šeima iš Danijos berods. Tai pavaišino mus hotdogais, nu, žodžiu, viskas labai gerai. Shelters connecting people. Tai va, to dabar viskas, jau 8 valandos, bet nusprendžiau, kad čia nebūsiu ir reikia pravažiuoti dar. Nes esu visiškai šalia Rusijos pasienio, o to pasienio ruožas, ten nežinau, gal 12 km ir jis nėra labai smagus. Tai reikia tą pasienio ruožą visą pravažiuoti ir tada gal pavažiavus šiek tiek atgal, biški šilčiau bus. Tai nes čia baisiai šalta, ta prasme jaučiu kokie 7 laipsniai, 8. Tai va, tai labai noriu, kad šilčiau būtų tiesiog, bet bent jau nelyja. Tai va ten toliau, kur tos antenos, nežinau ar matosi, ten jau Rusija prasideda, o čia Bareno jūra. Vat, šiaip tikrai labai gražu, įspūdinga, bet kaip toks vėjas ir toks šaltis, tai nu tiesiog neina labai ilgai mėgautis, nes bijau, kad kojas nupūs. Nežinau, kiek nujudėsiu, nes vėl 8 valandas, bet kadangi esu 400 km už poliarinio rato, tai iš esmės nėra nakties, diena šviesų. Tai galiu tiesiog pailsėti ir toliau važiuoti, Jau 15:11, kaip ir norėčiau palapinę pasistatyti, bet vieną dalyką supratau Norvegijoje, bent jau šitam gale, kad nėra taip paprasta, nes žiauriai duobėta žemė arba akmenis. Viskas va taip va. Tai nėra net labai kur ir statytis. Čia kiek vietų pravaikščiau ir nieko. Nes šiaip nemažai gražių vietų, bet tiesiog žiauriai nelygu. Nu, radau nakvynės vietą. Geriau nebus. Nėra labai toli nuo kelio, nu, bet jau tiek išieškojau, nenoriu dar blaškytis. 11 valandą, tai va čia kažkur dėsiu. Jau palapiniai. Kol radau vietą, tai jau dabar pas mane be 20:12. Tai viskas susidėjau, susirašiau. Stačiau palapinę. Nors žemė ir nėra labai lygi, bet nu jau geresnės vietos nenorėjau ieškoti. Nes čia ir tikriausiai lygiausia iš paskutinių 10 vietų, kurias žiūrėjau, ir vaizdas neblogas. Ir toli važiuoti labai nereikėjo, tai atrodė tik 8-6 km nuvažiavau, bet blemba visai įkalnės daug. Tai va, tai ne nuo kilometrų, bet nuo lipimo. Visai pavargau ir šiaip. Pirma diena, nenoriu labai persistengti, tai tikriausiai eisiu miegoti ir viskas, ir susitiksim rytoj. Dabar yra be 20:12. Tai iš esmės, na, ne kaip diena, bet aišku, dabar labai debesuota, apsiniaukia. Tai vėl, bet iš esmės, nu, tiek šviesų, kad galėtum laisvai važiuoti. Nežinau, bus gerai, man ne problema. Tai va, tai tiek ir susitiksim rytoj.